Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT. Ir šiandien aš norėjau pakalbėti apie klaviatūras. Taigi, turiu aš ant savo stalo keletą klaviatūrų ir jos yra skirtingos. Taip pat turiu laptopą ir jisai yra irgi skirtingas. Ir kuo šios klaviatūros skiriasi, tai tuo, jog viena yra mechaninė ir viena yra paprasta. Taigi, kas ta mechaninė ir kas ta paprasta klaviatūra? Mechaninės klaviatūros yra tiesiog kitoks mechanizmas pačio klavišo. Taigi, jeigu aš paimčiau ir pašalinčiau šį viršų klavišo, matome, kad mechaninės klaviatūros klavišas yra kaip mygtukas. Ir tie mygtukai yra skirtingi. Taigi, čia turime raudoną MX Cherry raudoną mygtuką, kuris yra negarsus. Pažiūrėkime, ar išeis man iš arčiau jums parodyti, kaip jisai skamba. Taigi, pats klavišas neturi jokio garso ir jisai spaudžiasi tiesiog iki galo su vienodu pasipriešinimu. Ir kada yra uždėtas viršus, jisai skambės dar kitaip. Nes tiesiog ši plasmasė liečiasi su kita plasmasė. Ši klaviatūra yra toksai hibridas, nes jinai turi tiek mechaninius klavišus, kaip matėme čia, tiek guminius, membraninius klavišus. Taigi matome, viduryje ten yra membrana. Ir šie klavišai dar minkščiau spaudosi ir galime jausti, kad šiokį tokį guminiai šie klavišai, o ant mechaninių klavišų jis tiesiog nusispaudžia ir tiek. Na ir ši klaviatūra yra visa, vien tik tai membraninė. Ir membraną mes jau matėm, kaip jinai atrodo. Ir jinai yra pagrindinis skirtumas, tai tikriausia kaina ir kaip jie jaučiasi tie klavišai. Taigi, membraninė klaviatūra visada bus šiek tiek minkštesnė ir nebus tokio kliksėjimo kaip mechaninėje klaviatūroje. O tarkime, ant nešiojimo kompiuterio matome, jeigu sufokusuos, yra vienas klavišas iškritęs ir taip matyti kokia ta membrana. Taigi šitas išvis be jokio garso praktiškai. Membraninė klaviatūra. Ir dažniausiai, jeigu laptopas su membraninė klaviatūra, jisai turės tokius klavišus su štai tokiais apačioje tokiamis svirtimis, kuris tvirtinasi ant tos membranos ir tada jisai veikia, bet šitas klavišas yra sugedęs, taigi jisai neveikia. Taip pat galiu paminėti, kad mechaninių klaviatūrų yra įvairių, taigi jas galime nustatyti pagal štai šią spalvą ir jos visos kliksės kitaip. Taigi pasižiūrėkite prieš pirkdami klaviatūrą mechaninę, kokios spalvos yra klavišai ir kaip jie spaudinėsi, nes vieni bus spaudinėsis sunkiau, vieni lengviau, vieni kliksės, kiti nekliksės, taigi priklausomai kokios klaviatūros norite, tokius klavišus ir pirkite. Siūlyčiau taip pat išbandyti, jeigu turite galimybę, prieš pirkdami klaviatūrą, nes gali jums ir nepatikti. Tarkime, jeigu vidury nakties jums reikia daug spausdinti ir nusipirksite mechaninę klaviatūrą, ši nekliksi, bet pakankamai garsiai girdisi paspaudimai, bet jeigu nusipirktumėte klaviatūrą, kuri dar ir kliksi, taigi gali būti labai garsi. Taigi, štai tiek apie mechaninę ir membraninę klaviatūrą. Pagrindinis skirtumas tai yra, kaip veikia klavišai. Šie yra guminiai ir šie yra, kaip galite spėti, mechaniniai ir daug brangesni klavišai. Taigi, trumpai tiek apie mechaninę klaviatūrą, na ir susimatysime kitoje pamokoje. Jeigu turite klausimų, palikti juos komentaruose. Taip pat nepamirškite paspausti laiko arba dislaiko. Iki.